Iš tikrųjų labai malonu susimatyti Pasvalio Smegduobių parke. Ir dar tokia, kaip sakykime, Pasvalio jau gal ir neįdinė. Visam Lietuvos discgolfui irgi šventė, nes atsidaro dar vienas discgolfo parkas. Priešistorė šito parko atsiradimo, čia vicemeras man bando ją klijuoti. Iš tikrųjų, tai gal ne kiek jau mano ta idėja, bet kiek pačių pasvaliečių idėja. Jie jau mane gana senai buvo pasikvietę, tai gal kokiais netgi prieš kokius 4 metus dar. Sako, atvažiuok, čia yra geras parkas, praeisim, jie jau atvažinėdavo į Panevėžį pažaisti ir sako, va, yra Pasvaly labai geras parkas. Atvažiavom, apėjom, kažkaip tai yra jau tas parko žemėlapis, tai yra viso parko žemėlapis, tada surašytos taisyklės, pirmas punktas, svarbiausias saugumas. Čia jau pirmiausia, nusipirki diską, kiek reikia tą saugumo taisyklės, reiškia saugumas. Sakysim, pagrindinės tos taisyklės yra čia. Taip pat parkas jau dabar kaip sušiuolaikintas, visur yra QR kodas, visur galima nusiskaityti. Visi žemėlapiukai bus kiekvieno to krepšio, bus galima programėliai. Reiškia, parkas yra taip. Vėl kiekvienas iki pirmoji eilutė eina punktas apie saugumą. Reiškia, turim įsitikinti, kad prieki nieko nėra, tik tada galima mesti. Visi yra pažymėtas, kur žaidėjas išmetęs gauna baudą. Jeigu jis išmetęs ne ten gauna jisai papildomą tašką. Dabar tada gal visi. Jo, šita paskirtis, nes jeigu nebus tos tokios starto aikštelės, tai vienas žaidėjas mes kažkuriam patogų iš čia mesti, kitas žaidėjas mes jam gal patogų iš čia mesti, kad visi žaidėjai, tai yra toks minimalus standartas, 1,5–3 metrų. Jeigu čia būtų, sakysim, žoliai, kol nėra daug žaidžiančių. Jo, čia jau sudėtingesnis. Čia jau paras 4, atstumas 120, reiškia per 4 metimus. Tai tikslas yra per tą tunelį, čia irgi draudžiama, pavyzdžiui, mes per šitą taką. Žmonės laisvą, tik per mišką galima. Tai reiškia tikslas tada čia metrą dar. Toliau numės. Šalia. Pučnės jau gerai, vieną vietą. Šalia.